Labas rytas susirinkusiems ir stebintiems transliaciją internetu. Norime šiandien jums pristatyti Lietuvos ekonomikos apžvalgą ir naujausius Lietuvos banko prognozes. Jas jums pristatys Gediminas Šimkus, jis yra Lietuvos banko ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius. Taip pat konferencijoje dalyvauja Ernestas Virbickas, Lietuvos banko makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus viršininkas, bei Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko ekonomikos departamento direktorius. Tai prašom žodis Gediminui, o laukiame jūsų klausimų tiek komentaruose Facebook'e, tiek čia vietoje po pristatymo. Labas rytas visiems ir labas rytas stebintiems transliaciją internetu. Džiaugiuosi turėdamas galimybę dar kartą pristatyti Lietuvos ekonomikos apžvalgą, kurią parengė Lietuvos bankas, ir taip pat Lietuvos banko prognozes apie tai, kaip numatome vystysis Lietuvos ekonomika artimiausiais metais. Nenustebinsiu matyti nieko, kad Lietuva yra maža, atvira ekonomika, integruota į pasaulio ekonomiką, todėl tai, kas vyksta pasaulyje, yra svarbu. Ir paveiksle, kuris galite dabar išvysti, yra parodyta prekių importas pasaulyje bei pasaulio pramonės vadybininkų pasitikėjimų indeksai, kurie pasitikėjimų indeksai šoktelėjo prieš maždaug metus, o prekių importas pasaulyje padidėjo, jo augimas gerokai padidėjo šių metų pradžioje. Tai sietina su didesnė pasaulinė paklausa investicijoms, tačiau taip pat padidėjo ir pasitikėjimo rodikliai, suintensyvėjo tarptautinė prekyba, išaugo pasaulinė pramonės produkcija. Kodėl taip įvyko? Ir tai paskatino paklausa investicijoms besivystančiose rinkose. Čia galima paminėti Azijos šalis ir jų liūtę Kiniją. Taip pat galima paminėti ir kitas žaliavą eksportuojančias valstybės, tokias kaip Brazilija, Rusija. Mums čia šiuo atveju svarbesnė yra situacija Rusijoje. Trumpai apie tai ekonomika praėjusiais metais Rusijos šiek tiek vis dar krito, tačiau šiais metais prognozuojamas ekonomikos augimas. Taip pat pasauliniam aktyvumo sustiprėjimai turėjo įtakos ir JAV. Situacija JAV yra tikimasi čia su prezidento Donaldo Trumpo politika aktyvesnės skatinančiosios fiskalinės politikos, o taip pat yra fiksuojamas atsargų kaupimas, didesnė vidaus paklausa. Eurozona. Norėtųsi, kad eurozonos ekonomika būtų šiek tiek stipresnė arba stipresnė negu yra dabar, vis tik tendencijos ir tenai yra teigiamos. Tai vienas dalykas, kad ir ta pati tarptautinė aplinka turi teigiamą poveikį eurozonos ekonomikai, stebimas, o prie to prisideda ir skatinančioji ekonominė politika. Padėtis darbo rinkai eurozonos gerėja, auga namų ūkių, įmonių pasitikėjimo indeksai. Ir ekonomikos aktyvumas taip pat yra pagyvėjęs. Šiame kontekste peržiūrėjome Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir numatome, kad 2017 metais šalies BVP ūgtels 3,3%. Tai kur kas sparčiau negu buvo ekonomikos augimas 2016 ar 2015 metais. Prognozę peržiūrime aukštyn ir tai lėmė kelios priežastis. Pirma, jau kaip mano apsakyta, tarptautinė pasaulinė aplinka, pasaulio ekonomikos aktyvumo padidėjimas, nes tai turėjo teigiamą poveikį šalies eksportuotojams, tiek prekių, tiek paslaugų. Prekių eksportas padidėjo tiek rytų, tiek vakarų kryptimis, nes atsigavo tiek NVS, tiek ES šalių ekonomika, o ypač ūgtelėjo paslaugų eksportas ir čia galima paminėti transporto sektorių kaip tokį sėkmės pavyzdį, kai Rusijai paskelbus embargą, transporto sektorius savo paslaugas perorientavo vakarų kryptimi ir net ten toliau geba ženkliai augti. Kitas dalykas yra darbo rinka. Apie ją truputį plačiau papasakosiu netrukus, tačiau
Tendencijos darbo rinkoje išlieka labai aktyvios, darbo užmokesčio augimas yra spartus ir mes prieš kurį laiką manėme, kad vis tik tas darbo užmokesčio augimas turėtų slopti. Bet kadangi jis išliko pakankamai didelis, tiksliau sakant, jis išliko didelis, tai veikia privatų vartojimą ir atitinkamai verčia mus keisti augimo kryptimi ekonomikos prognozę. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra ES lėšos ir jų panaudojimas. Kaip žinia, praėjusiais metais įsisavinimas šių lėšų buvo gerokai pakritęs su nauja ES lėšų finansinė perspektyva. Vis tik šiais metais numatome apgyvėjimą, didesnį panaudojimą, o tai skatins investicijas ir skatins statybų sektoriaus aktyvumą. 2018 metams prognozės nekeičiame ir toliau numatome, kad ekonomika augs 2,8% ir tai arba tą lėtesnį augimą grindžiame tą pačią prielaidą, tą pačią svarbią prielaidą, kad vis tik darbo užmokesčio augimo aruodai nėra beribiai ir vis tik darbo užmokesčio augimas turėtų tapti nuoseklesnis Lietuvoje ir atitinkamai tai turėtų veikti vidaus paklausą nuosaikėjimo kryptimi. Užsiminiau apie darbo rinką ir šį kartą norėčiau apie tai pakalbėti plačiau. Mes jau porą metų matyt kalbame apie tai, kad stebime įtampų augimą Lietuvos darbo rinkoje. Ir turbūt vienas tokių paprasčiausių rodiklių pasižiūrėti, kas vyksta joje, yra darbo užmokesčio augimo dinamika ir tendencijos. Tai šių metų pirmą ketvirtį darbo užmokestis augo kiek daugiau negu, vidutinis darbo užmokestis augo kiek daugiau negu 9%. Tai tikrai labai fantastiškas rezultatas. O vidutinis darbo užmokestis 2016 metais iš esmės buvo artimas 800 eurų. Jeigu 2016 metais darbo užmokesčio augimą nemaža dalimi lėmė minimalios mėnesinės algos padidėjimas, tai vis tik tas poveikis po truputį slopsta ir aš norėčiau pereiti prie paveikslo, kuris matote. Šis paveikslas rodo darbo užmokesčio augimo skirstinį. Tai yra, kaip augo kiekvienai darbuotojų kategorijai arba darbuotojams suskirstytiems pagal darbo užmokestį, pagal jo dydį, kaip jiems augo darbo užmokestis. Tai pavyzdžiui, raudona linija žymi praėjusių metų paskutinį ketvirtį ir mažiausiai uždirbantiems 10% darbuotojų darbo užmokestis augo apie 17%. Tai yra labai panašiai, kaip augo minimali mėnesinė alga. Ir iš šios raudonos linijos, jos žemėjimo galime daryti išvadą, kad kuo daugiau uždirbo žmonės, tuo vis tik tas darbo užmokesčio augimas buvo mažesnis. Kaip minėjau, įtaka minimalios mėnesinės algos darbo užmokesčio dinamikai Lietuvoje slopsta laiko einant. Ir mėlyna linija, kuri žymi jau 17 metų pirmą ketvirtį, rodo, kad vis tik darbo užmokesčio kilimo tendencijos yra vis labiau pastebimos visoje ekonomikoje, per visas darbuotojų grupės, per visas ekonominės veiklas. Kitaip tariant, nepriklausomai nuo uždirbamo darbo, mėlyna linija rodo, kad nepriklausomai nuo uždirbamo darbo užmokesčio dydžio atlyginimo augimas buvo arti arba šiek tiek viršijo 8%. Nedarbas. Darbo ištekliai senka. Nedarbas vidutiniškai Lietuvoje pastaruoju metu sudaro 8% ir krito faktiškai nuo 2010 metų. Vis tik, jeigu žvilgtelti giliau į nedarbo skaičius, mes pamatysime vieną dalyką. Kvalifikuotų asmenų nedarbas, kvalifikuotų, kurie sudaro liūto dalį visos darbo jėgos, nedarbas yra kritęs iki 6%. Ir 10%, kur nekvalifikuotos darbo jėgos nedarbo lygis yra 20%. Kitaip tariant, rezervas, kad tam tikras yra,
bet jis yra labai nedidelis darbo jėgai padidinti. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, kad turbūt ekonomikai augant, ta nekvalifikuotų bedarbių dalis, kuri vis dar neįsitraukė, negavo darbo, matyt, yra kažkokios tai rimtos problemos ir reikia aktyvių perkvalifikavimo priemonių, motyvavimo priemonių, kad ir šie žmonės įsitrauktų į darbo rinką. Labai panašus arba greta einantis rodiklis yra, o kiekgi bedarbių tenka vienai laisvai darbo vietai. Tai ilgo laikotarpio vidurkis yra, kad viena laisvo darbo vieta yra kai pateikiama, tai yra, jai tenka 17 darbo neturinčių asmenų. Šiuo metu šis dydis yra apie 6%, tai yra 3 kartus mažesnis negu ilgo laikotarpio vidurkis. Ir tas ilgo laikotarpio vidurkis buvo pramuštas kažkur tai prieš 3 metus. Reiškia, ta įtampa darbo rinkoje jau tęsiasi kurį laiką. Ir paskutinis rodiklis, kuriuo norėčiau iliustruoti mūsų įžvelgiamą įtampą darbo rinkoje yra, o kokiagi darbo pajamų dalis BVP tenka darbuotojams. Tai kuo labiau mažėja nedarbas, tuo labiau darbdaviai yra linkę dalintis pajamomis su darbuotojais, nes tų darbuotojų dėrybinės galios stiprėja. Ir paveikslę, kurį galite matyti, raudona linija žymi tą patį nedarbą, o mėlyna linija žymi darbo pajamų dalį BVP. Jeigu žvilgtelti nuo 2002 metų, kai krito, reiškia, iki krizės laikotarpio nedarbas, paraleliai augo darbo pajamų dalis BVP. Augo iki aukščiausio taško, kuris buvo apie 45% nuo BVP. Žemiausias taškas, tai po krizinio laikotarpio apie 38% nuo BVP. Ilgo laikotarpio vidurkis yra apie 41%. Taigi šiuo metu darbo pajamų dalis BVP sudaro 44%. Prieš 2 metus kažkur tai yra viršytas tas ilgo laikotarpio vidurkis ir mes esame labai arti aukščiausio darbo pajamų dalies BVP taško. Ką tai rodo? Tai rodo, kad mūsų aktyvumas, mūsų ekonomikos aktyvumas vis labiau viršyje ekonomikos potencialą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valdžios institucijų sprendimai turi atsižvelgti į šią dinamiką ir turėtų būti vengiama sukurti papildomų stimulų, kurie galėtų sąlygoti tolesnį skirtumo tarp ekonomikos aktyvumo ir ekonomikos potencialo kūrimasi. Tvarkoja. O kasgi laukia mūsų ateityje? Ir Lietuvos banko ekonomistai atliko paskaičiavimus, kaip keisis darbo jėga. Šiame paveiksle aš pristatysiu, kaip keisis darbo jėga per artimiausius 5 metų, o kitose dar žvilgtelsime, kaip darbo jėga keisis labai ilgų laikotarpių. Kad paskaičiuoti darbo jėgos pokyčius ilgų arba trumpų laikotarpių reikalingos tos pačios arba panašios prielaidos, tai yra prielaidos apie gimstamumą, mirtingumą, emigracijos mastą, prielaidos apie darbo jėgos aktyvumą. Rezultatai. Net ir optimistinių, aš norėčiau pabrėžti optimistinių scenarijų, per artimiausius 5 metus darbo jėga trauksis apie 0,5% per metus. O kitais scenarijais, kuriuos mes įvardiname labiau tikėtinais, darbo jėga trauksis dar labiau, tai yra tarp 0,5 ir 1% per metus. Tai rodo, kad įtampa, apie kurią šiandien kalbu ir kalbame jau kuris laikas, taip greitai ir paprastai neatslūgs. Viena vertus įmonių plėtrai, verslo auginimui yra reikalinga vis daugiau darbo jėgos ir, kaip minėjau, tų rezervų nėra daug šiuo metu. Iš kitos pusės matome, kad ir pati darbo jėga yra linkusi mažėti. Kasgi bus ilgu laikotarpiu? Skaičiavimai atlikti iki pat 2080 metų.
Bet jeigu žvilgtumėt į tą laikotarpį, kuris dar mums, vadinkim taip, suvokiamas, ne, tai jaunimas, žmonės, kurie dabar įsitraukia į darbo rinką, jie dirbs kažkur tai 40 metų, tai mes galime kalbėti apie 2060 metus, kad laikotarpis, kada jie išeitų į pensiją, tai iki to laikotarpio prognozuojame, kad darbo jėga susitrauktų trečdaliu, 34%. Pensininkų skaičius iš esmės nepakistų. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad spaudimas pensijų sistemai didės. Jeigu iki 2026 metų, pažiūrėtumėt paveikslą, mes matome, kad 10 darbingo amžiaus asmenų vis teks apie 4,5 pensinio amžiaus ir su nedideliais pasivyravimais tas santykis išlieka daugmaž panašus šį 10 metų laikotarpį. Tai yra laikotarpis, kada turėtų būti susitarta ir priimti sisteminiai, visuomeniai priimtini, ilgalaikio politinio susitarimo reikalaujantis sprendimai dėl pensijų sistemos ateities. Ir kalba eina ne tik tai apie 2 ir 3 pakopą, kalba eina ir apie 1 pakopą. Nes dabar darome 2 prielaidas. Pensinis amžius išliks toksai pats, kaip dabar numatyta įstatymuose, arba pensinis amžius bus didinamas po 2 mėnesius kasmet iki pasieks 70 metų. Ir abiejais atvejais scenarijus yra pakankamai liūdnas. Tai yra, net ir jeigu būtų didinamas pensinis amžius iki 70 metų, 2040 metais 10 darbingo amžiaus žmonių teks 5,4 pensinio amžiaus žmonių. O jeigu tokių sprendimų nebūtų priimta, 10 darbingo amžiaus žmonių teks 6 pensinio amžiaus žmonės. Taigi pokyčiai, nors atrodytų, kad laiko yra, vis tik tie pokyčiai yra labai svarbus, reikalingi ir iš esmės neišvengiami. Pereinu prie kitos svarbaus makroekonomikos dydžio infliacijos. Ir kadangi dabar taip jau populiaru kalbėti apie tą efektą, pabandysiu taip pat atsakyti ir į klausimą, ar teisė yra viena socialinių tinklų žvaigždė, prognozavusi, kad po euro įvedimo kainos bus pakeistos 1:1. Taigi numatome, kad vidutinė metinė infliacija 2017 metais sudarys 3,2% ir tas augimas yra šiek tiek didesnis, negu prognozavome prieš kurį laiką. Dabar, kodėl tas infliacijos pagyvėjimas nutinka, tai priežastis turbūt turėčiau pakartoti tas pačias. Mes esame maža atvira ekonomika ir tai, kas vyksta žaliavų rinkoje, greitai persideda ir į mūsų šalį. Mes turime naftos kainų ūgtelėjimą, turime išaugusias maisto žaliavų kainas ir atitinkamai tai skatina kainų kilimą Lietuvoje. Kitas dalykas yra, kad šis kainų padidėjimas arba spartesnis kainų padidėjimas yra pakankamai trumpalaikis, nes jau 2018 metais mes jį prognozuojame būsent 2,2%. Ir sulėtėjimas būtent ateina iš prielaidų, kad naftos kaina turėtų išlikti daugiau mažiau tame pačiame lygyje kaip šiais metais, o maisto žaliavų kaina, jeigu ir padidėtų, tai kur kas lėčiau negu šiais metais. Žvelgiant kainų lygį kontekstualiai tai yra lyginant su tuo, ką uždirba visuomenė, 2017 metams numatome 6,5% darbo užmokesčio augimą, kitiems metams šiek tiek mažesnį, bet vis tiek darbo užmokesčio augimas yra kur kas spartesnis negu kainų lygio augimas. O tai reiškia, kad gyventojų perkamoji galia bus didėsinti ir tai teigiamai veiks, kaip jau minėjau, privatų vartojimą. Taigi apie kainas, o tiksliau ne tik apie bendrą kainų lygį, bet ir atskiras kainų kategorijas, kainų grupės.
Kodėl yra svarbu žvilgtelti į tas atskiras kainų grupės? Taip yra todėl, kad kiekvienas mūsų turim savo vartojimo krepšelį. Vieni daugiau perka maisto produktų ir aprangos avalynės, kiti gali pirkti daugiau alkoholinių prekių, treti apskritai daugiau išleidžia, nes turbūt daugiau uždirba pajamų, gali daugiau išleisti restoranams, viešbučiams ar kelionėms. Taigi, kiekvieno asmens vartojimo krepšelis yra individualus, tai vienas dalykas. Kodėl žvelgiame į 3 metų perspektyvą? Kelios priežastys. Tai yra tai, kad norime išvengti tokių trumpesnio laikotarpio pokyčių, nes, pavyzdžiui, kalbant apie šios metus, galime pastebėti, kad maisto kainų augimas buvo suaktyvėjęs, išaugo ir degalų kainos, tuo tarpu kai kurių kitų kategorijų kainos krito, tai bandomės nuo to šiek tiek atsiriboti. Kitas dalykas, kad ir šiek tiek užčiuopti to prie šiaurinio laikotarpio. Kągi matome, kad apie 1/4 prekių ir paslaugų kainos buvo mažėjusios, 3/4 kainos didėjo. Pradėsiu nuo mažėjimo, tai labiausiai krito transporto paslaugų kainos, čia galima įtrauktos yra ir degalų kainos, ir tai turbūt visi matome, kad degalinėse per paskutinius 3 metus kainos vis dar yra mažesnės. Kita kritusi kategorija - vanduo, elektra, dujos ir būstas. Vėlgi, čia nėra vienareikšmis paveikslėlis, būsto nuomos kainos yra padidėjusios ir jeigu tu nuomojasi būstą, aišku, kad tu matai tą padidėjimą. Iš kitos pusės šilumos, energijos ir dujų kainos yra maždaug 1/4 mažesnės negu prieš 3 metus. Elektros energijos kainos apie 1/5 mažesnės negu prieš 3 metus. Vis tik, jeigu žiūrėti į bendrą infliacijos lygį, tai kainos vidutiniškai padidėjo, kainos per šį laikotarpį per 3 metus padidėjo 3,3%. Ir jeigu paklaustumėt, ar teisi buvo ta minėta socialinio tinklų žvaigždė, aš manau, teisi tik tai tiek, kad yra labai panašus skaičiai savo skaitinę prasme. Vis tik, jeigu skaičiuoti 1:1, kainų augimas turėtų būti 3,5 karto, mes kalbame apie 3,3% didėjimą. O kasgi brango? Brango paslaugos, apskritai paslaugų brangimas Lietuvoje yra pakankamai reikšmingas, pastarosius keletą metų auga 4-5% kasmet. Ir tai matome, o taip pat gana reikšmingai padidėjo alkoholinių prekių ir tabako kainos, bet matyt, to buvo siekiama ir tai gana smarkiai susijęs su pastarojo meto akcizo padidinimu būtent šiai prekių grupiai. Ar mes esame unikalūs? Ar Lietuva kažkuo tai yra specifinė valstybė šio požiūriu? Atsakymas yra ne. Baltijos šalyse vyrauja labai panašios kainų tendencijos, nes visos šios 3 šalis ir yra mažos atviros ekonomikos, kurių raida labai priklauso nuo situacijos tarptautinėje rinkoje. Tai tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje metinė infliacija pastaruoju metu yra viršijanti 3%. Tai tiek trumpai. Dar kartą priminsiu, kad kalbėjau apie Lietuvos ekonomikos apžvalgą, tai yra Lietuvos banko pusmetinis leidinys ir tai, ką kalbėjau, yra pristatyta tiek pačiam tekste, tiek ir šios medžiagos prieduose. Ačiū uždėmesi. Ar būtų klausimų salėje? Jūsų nuomonė, kelintais metais atlyginimai nustos? Atlyginimai neturėtų nustoti augti, gal taip pasakysiu, vidutiniu ir ilgu laikotarpiu siekiama, kad pinigų politikos kainų tikslas būtų, kainų augimas būtų 2%. Reiškia, kažkoks tai savaime užkoduoja tam tikrą nuosaikų ir darbo užmokesčio didėjimą. Todėl kalbėti apie darbo užmokesčio mažėjimą, tai yra iš principo kalbėti apie kažkokius tai jau persitvarkymus ekonomikoje. Dalykas yra tas, kad darbo užmokesčio didėjimas nėra blogis pats savaime. Darbo užmokesčio augimas turi atitikti kažkokius tai struktūrinius pokyčius ekonomikoje, darbo našumo didėjimą, kažkokių tai turbūt technologinių procesų atsiradimą, kurie ir leistų tą didesnį darbo užmokestį mokėti. Priešingų atveju
mes turime situaciją, kad darbo užmokestis didėja Lietuvoje gaminamo prekių ir paslaugų savikaina, kaina, atitinkamai, jeigu tokie arba panašus pokyčiai nevyksta gretimose valstybėse, arba į valstybėse, į kurias yra eksportuojama mūsų prekės ir paslaugos, Lietuvos gamintojų konkurencingumas mažėja. O tai reiškia vieną dalyką, kad tas atlyginimų sumažėjimas bus arba išsemtas ta prasme, kad nebėra iš ko didinti čia Lietuvoje, arba tiesiog nebesugebama bus parduoti prekių ir paslaugų, o tai vėlgi ves prie to paties rezultato atlygio Lietuvoje mažėjimą. Dar kažkas salėje? Kadangi klausimų salėje kol kas nėra, tai norėčiau užduoti Facebooko klausimą. Inesa klausia, kur tie darbo užmokesčiai auga? Matyt, nelabai pastebi. Tai gal galima čia truputį plačiau pasakyti, kam labiausiai auga, kam mažiausiai auga, galbūt pagal regionus. Jeigu galima procentais, gal jūs žinote, kokiam dirbančiųjų skaičiui tie atlyginimai auga? Aš grįšiu prie šito paveikslo, galbūt kolegos galės papildyti su tikslesniais skaičiais. Suprantate, yra vėlgi, čia kaip ir su kainų lygiu. Jeigu gali būti toksai, vat ir galbūt Facebooko klausėja susiduria su ta situacija, kad jeigu dirbi toj pačioj darbovietėje, tavo darbo pareigos nesikeitė, tu nenuėjai pas darbdavį niekada nepakalbėti, tavo atlyginimas nepadidėjo ir kai matai šios fantastiškus skaičius, šį augimą, klausia, tai kaip čia didėjo, kaip čia visiems didėjo, o man nepadidėjo. Tai gali būti tokia situacija, bet čia mes turime tą problemą, ne, kad taip, čia yra vidutinis kainų augimas, vidutinis darbo užmokesčio augimas ir jis padidėjo tikrai ne kiekvienam tūlam Lietuvos Respublikos gyventojui. Bet šitie paveikslai, aš manau, daugiau negu iliustruoja, kas vyksta mūsų ekonomikoje. Čia yra, pasikartosiu, suskirstyta visi darbo užmokesčiai gaunami Lietuvoje pagal darbo užmokesčio dydį. Pirmi 10 mažiausių, paskui kiti 10% didesnių ir taip toliau iki maksimalių atlyginimų. Iš principo, ar žiūrėti ketvirtą ketvirtį ar pirmą ketvirtį šių metų, mes matome, kad visose šitose užmokesčio grupėse yra fiksuojamas augimas. Dabar kolegos, nežinau, apie atskiras ekonomikos veiklas yra. Aš galėčiau pridurti tik tiek, kad įtampa darbo rinkoje juntama gana plačiai. Ir todėl darbo atlygis didėja ir įvairioms darbuotojų grupėms, nepriklausomai nuo to, koks yra darbo užmokestis, didėja visose ekonominėse veiklose. Ir taip pat, jeigu žvelgime pagal regionus, darbo užmokestis kyla ne tik didžiausiose miestuose, bet taip pat ir visuose regionuose, kyla nemenkai. Tai tik dar kartą patvirtina, kad darbuotojų poreikis yra nemažas, darbuotojų surasti sunku ir tai išduoda įtampą rinkoje. Bet mes čia daugiau, ko gero, kalbam apie verslą, o mes žinom, kad viešasis sektorius, kai kuriuose srityse, ko gero, po krizės dar tie atlyginimai nėra grįžę. Tai čia daugiau mes, ko gero, apie tą algų didėjimą kalbam apie verslą. Algos didėjo tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui ir čia berods visai neseniai buvo padidinti darbo užmokestis mažiausiai uždirbantiesiems viešajame sektoriuje. Šitą paminėjus, manau, tai, kas yra svarbu, tai yra kalbėti apie tai, kad esant šitai įtampai darbo rinkoje, vertėtų pagalvoti, ar viešajame sektoriuje dirba tiek žmonių, kiek galėtų dirbti. Galbūt viešasis sektorius gali, čia kaip ir versle, viešasis sektorius galėtų mokėti didesnius atlyginimus, turėdamas mažiau darbuotojų, geriau išnaudodamas kiekvieno asmens indėlį į rezultatą. O kartu, esant tokiai palankiai situacijai darbo rinkoje, tie žmonės, kurie galbūt ir paliktų darbą viešame sektoriuje, pakankamai nesunkiai galėtų įsitraukti į darbo rinką per privatųjį sektorių. Ar dar turim klausimų apie darbo rinką, darbo užmokestį? Vytautas, prašom, į mikrofoną.
Labadiena. Pone Šimkau, ar jūs atsižvelgėte savo prognozes konstruodami į įsigaliosiantį nuo Liepos 1 darbo kodeksą, ar jisai kažkaip tas įtampas darbo rinkoje galėtų nuimti, palengvinti? Ačiū. Mūsų vertinimu naujasis darbo kodeksas esminio poveikio šitoms prognozėms neturi. Ir turbūt tas lengvesnis darbuotojų atleidimo atlaisvinimas, jisai nėra jau taip aktualus sąlygomis, kurias ką tik nupiešiau, tai yra, kai yra padidėjusi įtampa darbo rinkoje. Matyt, tai, kas yra palanku dabartinio arba naujo darbo kodekso kontekste, kad yra numatoma darbo sutarčių įvairovė, kuri tikėtina leistų geriau įtraukti, kad ir tas žmonių grupės, kurios šiuo metu neturi darbo arba net ir nenori dirbti, į darbo rinką. Tai tiek. Turime dar vieną klausimą iš Facebooko apie eksportą. Klausia žmogus Justas, ar stebimi yra pokyčiai Lietuvoje eksportą. Čia kalbėjome pradžioje truputį apie pasaulio importą, tai galbūt galėtume detaliau. Be jokios abejonės, vidaus paklausa ir eksporto raida yra tie du Lietuvos ekonomikos varikliai ir pasikartosiu, būtent Lietuvos ekonomikos prognozių dabartinis peržiūrėjimas aukštyn yra labai susijęs su tuo, kad yra peržiūrėta tai, kaip keitėsi eksportas arba eksporto dinamika yra pozityvesnė, negu manėme, kad bus prieš tai. Tai yra susijęs su pasaulinės ekonomikos pagyvėjimu. Iš tokių sektorių, kurie pademonstravo gerus rezultatus, čia galbūt galima išskirti paslaugų eksportą. Ir mano minėtas transporto sektorius, kai iš rytų perorientuota veikla į vakarus ir realusis paslaugų eksportas per pirmą šių metų ketvirtį padidėjo berods 10%. Padidėjo ir realusis prekių eksportas. Tas padidėjimas buvo šiek tiek nuosaikesnis, bet pakankamai irgi didelis, tai yra 3,2%. Jūsų nuomonės pensijos amžius turėtų būti didinamas nuo 26 ir 25, ar ne? Tai labai nesiskirs. Geras klausimas. Ir manau, kad čia labiausiai yra svarbu ne atskira, reiškia, turėtų būti didinamas pensijinis amžius, ar dar kažkokia, ar turėtų būti atsisakoma antros pakopos. Svarbiausia, kad, aš to grįšiu prie šitų skaidrių, kad būtų suvokta šitų paveikslų reikšmė. Tai yra, kad kaip mes dabar suprantame pensijų sistemą, taip, kokia jai tenka našta dabar, o jinai tenka pakankamai didelė, mes turime senėjančią visuomenę, tas dar labiau keisis į negatyvę pusę. Todėl norėtųsi, kad būtų kalbama ne tik tai apie atskiras sudedamasias pensijos sistemų dalis, ne? Kaip kalbate apie pensijinį amžių, bet būtų kalbama apie ilgalaikį susitarimą politinį, bet aš norėčiau sakyti visuomenės susitarimą, ko mes siekiame savo pensijų sistema. Ar mes siekiame sumažinti skurdą ir nelygybę dabar, perskirstydami tai, ką turime, nukreipdami tai mažiausiai uždirbantiesiems? Ar turime ir kokį dėmesį turime skirti tai ilgalaikiam vartojimo išlyginimui per gyvenimo ciklą? Tai yra, aš uždirbu tiek, aš moku į pensijų sistemą tiek ir aš tikiuosi, kad mano pensija, kai aš išeisiu į pensijinį amžių, nesumažės 5 kartais, negu kad buvo atlygis prieš tai. Todėl jūsų klausimas yra geras, bet aš jį norėčiau matyti plačiau. Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra, galime kalbėti apie pensijinį amžių, ar jis turėtų būti didinimas ar ne, bet galbūt net nevertėtų nustatyti tam tikros pensijinio amžiaus ribos. Ir tada iš principo žmogus galėtų pasirinkti, kada jisai deklaruoja pasitraukiantis į pensiją ir atitinkamai būtų paskaičiuojama pensijos išmoka. Bet skaičiavimuose, kuriuos pristačiau, tai yra atliekama dabartinės sąrangos principais. Su prielaidomis, kad yra didinamas pensinis amžius iki 70 metų arba ne. Žodžiu, jūs
apsispręsta dėl pensijų reformos? Apskritai turėtų būti apsispręsta, kaip mes norėtume matyti pensijų sistemą ateityje. Ne tik dėl trečios, ar reikalinga mokesčių lengvata ar ne tik dėl antros, ar kokio dydžio turėtų būti pervedamos įmokos, ar turėtų būti antra pakopa ar ne, bet ir dėl pirmos. Tai, kaip jinai veiks ateityje. Tai ačiū už klausimus, matau, kad daugiau rankų nėra. Jeigu ką, galite Gedimino paklausti po konferencijos pabaigos. Ačiū dar kartą visiems.